Sveiki, esu Aurelija Janonytė, sporto ložės narė. Šiuo metu ruošiuosi bodybuilding varžyboms, bikini kategorija Survivor. Sportuoti pradėjau iš tikrųjų nuo ankstyvos vaikystės, bet į sporto klubą patekau turbūt 14 metų. Iš tikrųjų gal net nepavadinčiau tai sporto klubu, nes tai buvo tiesiog kaimo štanginė su nuplyšusiais tapetais, vos keliom štangom ir apskritai labai maža erdvė, bet mums visiems kažkaip užteko, sugebėjom pasidalinti. Tai kūrė tą tokį bendruomeniškumo jausmą, palaikėme ten visi tvarką ir tiesiog patiko save ugdyti, patiko ta disciplina, kažkaip patiko to, kai atėjo jausmas, kad tobulėju tiek fiziškai, energetiškai, psichologiškai. Iš tikrųjų, netgi jau paauglystėje tai supratau, man nereikėjo iki dabar pribręsti, kad aš suprasčiau, kad sportas ugdo ir treniruoja ne tik kūną, bet ir protą. Aš jau tai žinojau būdama 16, tai tikrai. Buvo laikotarpis gal studijų laikais, ten kai labai daug dirbau, tikrai ne visada išeidavo nueiti, bet visada save ir kaltindavau, kad nenueidavau, bet iš tikrųjų visada širdį ir galvoj aš būdavau ten. Tai man sunkumų kažkokių niekada nekylo. Niekada. Aš netgi su patemptais raiščiais eidavau, darydavau pečius. Tai aš nežinau, man sunkumų niekada nebūdavo dėl to. Prieš 5 metus dalyvavau kultūrizmo varžybose. Tačiau visai kitoj kategorijoje negu dabar dalyvausiu. Iš tikrųjų rezultatai nebuvo patys geriausi, bet aš savim džiaugiausi, kad ten patekau. Tikrai daug išmokau, reikėjo perlipti per save, nes buvo labai silpna, buvau labai išsekus. Galvoju iš tikrųjų, kad nualpsiu, bet po to viskas buvo gerai. Iš tikrųjų turėjau dalyvauti Lietuvoje, bet sporto ložė mane pakvietė sudalyvauti čia Anglijoje, todėl norėjau išbandyti naujus vandenis ir taip nusprendžiau sudalyvauti čia. Iš tikrųjų, sporto ložė labai mane pastūmėjo dalyvauti šiuose varžybose. Sporto ložę atradau labai seniai, spėjau prieš kokius 6 metus, bet nieko bendro dar su tai neturėjau, tik girdėdavau interneto platybėse. Aš tiesiog pamačiau, kad organizuojamas susitikimas su bendraminčiais ir pagaliau nusprendžiau sudalyvauti tiesiog. Patiko ir toliau važiuojam. Tai po pirmo susitikimo iš tikrųjų išėjau labai pasikrovus energijos, susipažinusi su įdomiais, labai draugiškais, fainais žmonėm. Ir būdama jau ten, žinojau, kad kitame susitikime taip pat dalyvausiu. Prieš atvažiuojant iš tikrųjų nieko labai stengiausi nesitikėti, gal šiek tiek buvo nedrąsu, nes vis tiek tu eini, kur tu nepažįsti žmonių, nežinai, kaip kas bus, kaip kas bendraus su tavim, kaip tave priims, bet iš tikrųjų buvau priimta labai šiltai. Labai įdomus dalykas, kad sporto ložėj yra labai platus amžiaus diapazonas. Ta prasme, čia gali ateiti nuo paauglių iki brandaus amžiaus žmonių. Ir tu čia pajauti, kad tavo amžius čia ne rodiklis. Tu esi lygiavertis tiek prieš jaunesnį, tiek prieš vyresnį. Todėl, kad visi mes atėjom ir susirinkom to paties.